žinai, aš tokia mergaitė, silpna ir nepasitikinti. Augau tam tikram Kauno rajone. Kokiam rajone augai? Dainavoj. Tai norėsiu sustiprinti kūną taip, kad sustiprėtų ir mano psichologija. Šiandien su mumis Evelina Puidaitė, Lietuvos kickbokso čempionė, trenerė, mokytoja, kuri vos prieš keletą mėnesių iškovojo Lietuvai istoriškai svarbu bronzos medalį Vako pasaulio čempionate. Šiandien pasikalbėsime apie šį ir kitus jos pasiekimus, taip pat apie kelionę link jų, motivaciją, iššūkius ir sunkius sprendimus, kuriuos teko priimti. Taigi, ilgiau nepristatinėdama, kreipiuosi į Eveliną. Sveika, Evelina. Tai kaip vis dėlto moteris nusprendė eiti į tokią vyrišką sporto šaką? Tai kaip aš ten atsiradau? Sakyčiau, turbūt ir nuo to, kai augau tam tikram Kauno rajone, tokiam, kur nėra viskas labai saugu. Kokiam rajone augai? Dainavoj. Oi, kaip ir mano tėvelis, kilęs iš Dainavos, nu. Taip, tai tiesiog jautėsi visą laiką tas toksai, kad yra kažkokių grupelių, kurių reikia prisivengti ir panašiai. Tai kai buvau 13 metų, pirmą kartą mane užkalbino autobuse vyras, kuris išlipo kartu toj pačioj Dainavoj ir siūlė susipažinti. Jis buvo gerokai vyresnis suaugęs, o aš, žinai, tokia maža mergaitė važiuojanti savo vakare vasarą namo. Tai, kad jisai pasiūlė, aš atsisakiau susipažinti, aš mačiau, kaip jis nubėgo krūmais ir aš galvoju, mūsų keliai tau susitiks. Tai aš su tokia mergaitiška baime didelė lėkiau namo, kuo greičiau, kad tik tais to vyro vėl nesutikčiau, nes labai išsigandau to kontakto su juo. Atrodo, juk taip akivaizdu, žinai, kad aš vaikas, paauglė buvau ir prabėgau namo taip drebanti ir tada buvo tas toksai vidinis pamąstymas, žinai, jeigu aš pasakysiu mamai, aš daugiau vakare išeiti niekur negalėsiu. Ta prasme, mano diena pasibaigs vasaros kur kas anksčiau. Aš noriu vakare eiti kažkur, būti iki tol, kol nusileis saulė lauke. Tai tokia pirma mintis, kad kažką reikia daryti, nes aš bijau iš tikrųjų. Žinai, aš tokia mergaitė, silpna ir nepasitikinti ir tik tais užsisukau ir galvoju dabar, ką galiu daryti, tai bėgti. Tai jaučiu, kad labai paveikė mane viduj. Jau tik temdavo, norėdavo eiti anksčiau namo, jau nebeužsibūti. Tai vėlgi prie to pačio galvojau, kad reikia kažkaip sustiprėti ir galvoju, jeigu aš mokėčiau apsiginti. Iš karto į savo rankas perimu tą saugumą, ne? Jeičiuosi nesaugiai, tai perimu kontrolę į savo rankas, bet jeigu mokėčiau apsiginti. Taip, nes dabar aš galiu gintis tik žodžiais, kūnas mano bijo, viduje irgi jaučiu, kad bešnekant, jaučiu, kad balsas dreba. Galvoju, jeigu tik tais pasikesintų, žinai, mane kažkas ne taip gražiai, ne tik žodžiais, bet ir veiksmais kažkokiais, jau mano žodžiai nebūtų kaip svarus argumentas atremti kažkokį tais, nežinau, kaip čia vadinti, ataką. Tai norėsi tiesiog su tais sustiprinti kūną taip, kad sustiprėtų ir mano psichologija. Tai taip ir pradėjau ieškoti kickbokso treniruočių Kaune. Radau bokso treniruotės Kaune merginom, tai taip ir pradėjau savo kelią nuo bokso. Tai vienu metu jau ir į salę ir boksuotis. Tai supratau, kad jau man sporto per daug, nebepavežu, nes dar reikia ir mokytis prie to pačio. Atsveikinau su sale, nes nuo pirmos treniruotės supratau, kad man čia patinka ir kad aš čia liksiu ilgam. Tai kiek tu buvo metų, kai pradėjai boksą sportuoti? 15. Nes ką mes girdim, kad jeigu nori kažko pasiekti sportą, tai turi visiškai pradėti nuo mažiuko. O čia tau 15 ir tu ateini į boksą treniruotės, ne, tau patinka. O kada nusprendai, kad ne tik kaip mėgėja nori, mėgėja vis dar, ne, nes Vako yra mėgėjų, ar ne? Esu turėjusi ir profesionalių kovų, bet tas mėgėja nereiškia, kad, žinai, ten sportas
mano gyvenime ten 3 kartus per savaitę. Mėgėjai sportuoja ne ką mažiau negu profesionalai. Tik tiek, kad skaičiu profesionalai turės vieną varžovą ir jie žino, kam ruošiasi tą mėnesį, 2 mėnesius, jie atidirbinėja būtent tas kombinacijas, kurios veiks ant tavo oponento. Kai tu esi mėgėjų sporte, išvažiuosi į pasaulį ir nežinai, kas tenais atvažiuos. Gali pasitikrinti, pavyzdžiui, kiek yra dalyvių jau paskutiniam dienom, gali matyti, kiek yra dalyvių prisiregistravusių, nes registracija užsidarys, bet neišanalizuosi ten visų, 15 kovotojų, tuo labiau burtai kaip iškris, gali būti, kad teks kovoti kasdieną. Tai prasme, jeigu laimi kovą, kovosi rytoj ir poryt ir užporyt, tai tam turi būti žiauriai geras fizinis, psichologinis ir emocinis pasiruošimas. Tai va, taip apie tą mėgėjus ir profesionalus norėčiau, kad taip, žinot, nenuvertintų visi, kad mėgėjai tai jau neprofesionalai, jie taip pat profesionalai. Supratau. Tai kada tu nusprendei, kad tau neužtenka tiesiog treniruočio, o tu jau norėtum ruoštis čia ir atsistoti į tą ringą? Po pirmas treniruotės aš paklausiu trenerio, ar yra merginų besivaržančių, nes aš atėjau tai visiškai, kaip, susiradau, kad yra, jau pabandžiau ir galvojau, okei, fainai, o kur tai veda? Tai bet paklausiu trenerio ir jisai sako, kad yra, bet Lietuvoje moterų kovojančių labai nedaug. Yra viena boksininkė ten pasauliniam lygiai dabar gerai pasirodžiusi, ar pasaulio ir Europos čempionate, nepamenu, kad labai netoli medalio buvo, tai tokie labai pavieniai tie vardai buvo moterų. Ir aš manau, kad jisai rimtai nepažiūrėjo į tą mano klausimą, kad tiesiog atėjau, domiuosi, paklausiau, man atsakė ir tai aš supratau, kad nepraleidinėsiu nė vienos treniruotės. Man labai patiko. Tai pirma kova mano buvo už 2 mėnesių, nes reikėjo pakeisti mūsų vieną sportininkę, kuri ruošiasi tam turnyrui. Ir tada jinai susirgo ir susitraumavo ir treneris pasiūlė man kovoti. Po 2 mėnesių sportą. Aha. Ir aš gerai. Bandom. Tai pirmą savo kovą pralaimėjau taškais. Ir kaip jautėsi? Ta prasme, tai sukilo toksai, noras, kad okei, tai aš dabar kovoju po 2 mėnesių, mano varžovė sportuoja 1,5 metų, žinau. Tai jeigu jinai man nieko nepadarė, sakykime, kažkokios didelės žalos, aš, nesulaužė nosis. Nosis nelūžęs, akis nemėlynos, kelios mėlynės, bet šiaip bendrai paėmus, aš jaučiau tą, kad aš galiu kovoti, galiu atstovėti ir kad man labai patiko tas jaudulys einant į ringą, išlipti į tą ringą, tenais iš viso kosmosas yra, nes, iš kovos nieko nebeatsimenu, po kovos atrodo tik kažkokie fragmentai, žiūriu video, galvoju, galėjau ir taip padaryti, taip geriau, taip, ir, kilo toksai noras labai didelis įveikti tą varžovę. Čia pirmoji, kuri įveikė mane, dabar aš turiu sustiprėti ir grįžti ir pasiimti, kas priklauso man, pergalę. Dar atsimeni pirmos varžovės vardą? Atsimenu Simona. Simona. Linkėjimai Simonai. Simona, tu prisidėjai prie to, kad aš čia. Taip, tai gerai. Kickboksas kada pas tave atkeliavo? Tai kickboksas už kokių gal 1,5 metų. Perėjau po to į kitą klubą sportuoti, nes jau norėjau irgi tas kojas pajungti daugiau. Tai perėjau sportuoti į kitą klubą, tai jau tenais atsirado visko ir kickbokso, buvo ir MMA etapas, kai mokiausi rimtiniauti ir važinėjau po pasaulis, po MMA profesionalias kovas, tai ten buvo irgi labai crazy etapas. Sustokim minutai. Dabar MMA, kas yra? Kas yra MMA? Mišrūs kovos menai, kuriuose kovoji ne tik rankom, bet taip pat ir parteryje, ant žemės, tai yra ir rimtynių veiksmų. Kaip tu ten atsidūrei? Treneris sakė, varom. Treneris, čia dar kitas, čia nedabartinis, mano norėčiau pabrėžti, nes aš manau, kad tai puikus sportas, bet turi jam irgi ruoštis labai specifiškai. Nėra taip, kad tu esi kovotojas, boksininkas ir gali visur varžytis. MMA, karate ar ten aikido. Turi labai važiuoti kurį laiką tą pačią vagą, kad galėtum pasirodyti aukštam lygyje. Tai sakyčiau taip, kad pagrindinis argumentas, kaip aš atsiradau, buvo
tai, kad aš besąlygiškai tikėjau savo treneriu. Jis sakė, kad galim, važiuojam, tu labai gerai kovoji rankomis, kojomis, esi gera, mums pavyks ir tenais. Ta prasme, iki parterio mes net nedaisim, nes tu sutvarkysi varžovę anksčiau laiko. Ir už tas kovas moka pinigus. Tai va, tai buvo tokia paskata, manau, iš trenerio irgi užsidirbti iš to. O aš ką pamačiau pasaulio, pasivažinėjau, pakovojau, dideliuose turnyruose, bet visą laiką jaučiau, kad taip grįždavau ir sakydavau, treneri, gal pasilikim prie kickbokso, man patinka. Ir jis sako, bet kickbokse nėra pinigų, MMA kovojam, taigi nori to, nori ano. Ir aš galvoju, man reikia ir teisės laikytis, ir jo visai smagu užsidirbti, kai man yra 18, bet jeigu kalbant apie tai, ko aš noriu, aš labai aiškiai transliavau, kad aš noriu būti kickboksininkė, aš niekada nenorėjau būti MMA kovotojai, žinai. Gerai, tai MMA neprilipo, ne, ir grįžai į kickboksą. Kaip dabar sugalvojai keliauti į šitą pasaulio čempionatą? Tai čia mano antras pasaulio čempionatas. Į Vaką atėjau tik tais prieš 2 metus, kai ir dalyvau tam pirmame čempionate. Kur jisai vyko? Portugalijai. Kaip artima man Portugalijai. Tai ir Portugalijai pirmą kartą lankiausi, labai patiko irgi. Ir tenais nuvykom, mūsų rinktinėje sudarė gal 12 ar 13 kovotojų, buvau viena mergina. Ir tai buvo tokio aukšto meistriškumo varžybos mano pirmos gyvenime. Tai aš išvykusi pamačiau, kaip kovoja iš kitų šalių kovotojas ir galėjau parsivežti šitą į savo klubą ir papasakoti treneriui, kaip dirba pasaulyje, ką mes galėtume patobulinti, kad dirbtume būtent taip, kad atitiktume Vako standartus. Nes aš kovojau ir mušiausi, sakyčiau, gerai, bet reikia žinoti tam tikrus elementus. Pavyzdžiui, kokie svarbus yra kojų smūgiai. Net neakcentuotum tiek. Pavyzdžiui, man atrodo, kad toj kovoj, aš iškritau tada pirmam rate, kai buvom Portugalijai. Man atrodo, kad aš rankom taip stipriai pataikiau ir ten į galvą haikiką pataikiau ir visą kitą. Ir taškų lentelė, žiūriu, visiškai nesikeičia taškai. Žinai, mano smūgiai stiprus, o man ten per kojas pim ir viskas. Ir aš taškais pralaimėjau ir važiuoju namo, viskas. Baigėsi mano kelionė. Gerai, tai Evelina, kaip keitėsi tavo sportinis pasiruošimas, kai pradėjai ruoštis šitam čempionatui? Tai metus laiko dirbam su atletinio rengimo treneriu. Kiekvieną savaitę vaikštau iki šiol masažų, kad atleistų raumenis, kad nebūtų per dėlių įtampų ir aišku, tie užtempti raumenis didina traumų tikimybę, tai tiesiog labai daug dirbam su traumų prevencija. Treniruočių būdavo 11-12 per savaitę, daug bėgimų, daug sprintų. Tai nėra tik tais kovinio pobūdžio treniruotės. Tai sudaro labai didelis paketas ir kovinė dalis, sakyčiau, yra koks 40-50%, kas nuvedė iki tenais. Paminėjai, Evelina, traumas. Aš žinau, kad tu turėjai traumą. Ar galėtum papasakot, kas įvyko ir kaip atsistojai atgal ant kojų ir dar parnešei mums medalį? Savo traumą turėjau 21 metais. Ruošiamės tada kovoti Lietuvoje, profesionaliai kovai savo rašiausi ir treniruotės metu plyšo meniskas. Norėčiau, kad tai atkreiptų dėmesį, pasitikrinti laiku ir neprieiti kitos didelės traumos, kur jau tikrai supranti, kad dabar jau labai blogai. Tai mes ruošiamės su treneriu asmeninę treniruotę tuo metu turėjom ir aš atlikau spyrį ir kitą koją nebeatlaikė. Aš kritau ant žemės ir jau tada supratau, kad jau man taip skauda vien gulėti ant žemės ir supratau, kad atsistojus greičiausiai negalėsiu paeiti. Tai taip dar kurį laiką sėdėjau ir sakau treneriui, kad nesistosiu, nes nenoriu pažiūrėti į akis savo tolimesniai realybei. Tai jo, tai tada ir prasidėjo visas tas kelias operacija ir tada savęs paieškos, kas aš esu, kai nesu kovotoja. Labai stiprus klausimas, link to ir norėjau ateiti, Evelina, kaip tave paveikė šitą traumą ir tai kas tu esi, Evelina, jeigu tu nesi sportininkė?
dar neatsakiau savo galutinai šitą klausimą, nes jau ir po operacijos norėjau kuo greičiau sugrįžti į salę. Jaučiau, kad čia aš dedu daugiausiai energijos ir kiti dalykai, kurie priverčia sustoti po traumos, manęs neužpildo pilnavertiškai. Aš dabar taip turiu laiko, galiu skaityti, vaikščioti, susitikti su draugais. Tai yra tie dalykai, tarkim, laisvalaikį su draugais, kuriuos tenka padėti šoną, kai ruošiuosi kovoms ir visą laiką, tai ne visi gimtadieniai ir panašiai, tai yra dažniausiai praleidžiama ir dabar aš turiu laiko, nes man nebereikia treniruotis tiek, nes aš nebegaliu tiek treniruotis, tai jau nebeliks 2 treniruočių, bus ten reabilitaciniai pratimai kokie, ne? Tai prisiminiau, kad norėjau kažkada išmokti groti pianinu, pradėjau lankyti pianino pamokas su tą įtvaru. Tai čia toksai, žinai, pradėjau galvoti, kokių svajonių aš dar turėjau be kickbokso. Bet vis tiek tai neperlipo aukščiau mano noro būti sportininkė, kovotoja. Tai grįžau labai greitai po operacijos į salę ir pradėjau treniruoti rankų smūgius ir atsistatinėjau po truputį. Pirmas kojos spyris, žiūriu, kaip koja laiko, reabilitaciniai pratimai ir tai, kad tai mane laužė psichologiškai, kad aš nebegaliu būti stipri, vikri, bėgti, nes neatimi iš manęs to noro siekti aukštumų, nes atrodo dabar, kai atsistatysiu, va dabar tai aš parodysiu. Daug sportininkų sako, kad kiekviena minutė, kiekviena treniruotė yra tokia svarbi, kad jeigu aš iškrisiu keliems mėnesiams, tai nebepasivysiu varžyboms. O tu priešingai sakai, palaukit, kai atsistosi, tai parodysi. Aš pradėjau ieškoti tada, aišku, ieškojau spragų savo pasiruošime, kodėl taip nutiko, kodėl aš susitraumavau. Tai atsirado tikrai daugiau disciplinos, miego režimas, maistas, atletinis rengimas tas pats, ar ne. Pradėjau žiūrėti į tai kaip į tokią visumą, kad ne tik išeinu, maksimaliai kovoju, tada kaip gaunasi visą kitą, ar ne, ten gaunasi tikrai, kad tas miegas išsibarstęs, nes ir treniruotės vedu iki vėlumų atrodo, tada grįžtu, keliuosi vėl į kokias rytinės treniruotės ir supratau, kad turiu persinėlėti prioritetus, jeigu aš noriu būti kovotoja ir kovotoja be traumų ilgą laiką, aš turiu statyti save kaip kovotoja į pirmą vietą ir viską dėti, ko man tik tais reikės link to. Tai taip aš susipažinau su savo sužadėtiniu, nes nuėjau pas jį su savo kelio skausmais. Tai aš manau, kad niekas nevyksta veltui. Turėjo man įvykti šitas lūžis, kad aš pakeičiau savo rutiną, kad atsižvelgčiau į miegą, maistą ir traumų prevenciją. Gerai, Evelina. Ir dabar atkeliaukim prie šito čempionato, kuris tavęs laukia. Aš žinau, kad tu treniravaisi dar Tailande, jeigu neklystu, ar ne? Kaip tavo treniruotės ten? Kaip tas čempionatas? Kokie jausmai, kokios emocijos? Papasakok, kokią čia kelionę nuėjai gražią per šitą laiką? Tai kelionė į Tailandą man irgi buvo toksai dalykas, kurį norėjau labai senai padaryti, tik tai atrodo visą laiką laukiau, kad kažkas važiuotų su manim. Viena išvažiuoti, tai neįsivaizdavau tokio scenarijaus. Ir, žinai, buvo mano 25 gimtadienis ir aš pagalvojau, o kodėl aš vis dar neišvažiavau į Tailandą. Aš taip atrodo visiems garsiai šneku ir tikiuosi, kad ateis pas mane žmogus, kuris sakys, davai varom, arba iš šeimos, arba iš draugų tarpo, gal treneris norės važiuoti, bet kas, iš sporto salės ir mes važiuosim kartu, arba grupelėje, visi fainai pažinsim tą Tailandą. Ir tada aš taip galvoju, laikas tai bėga, žinai, jau atrodo visai ilgai aš esu šitam sporte ir nepasiemu to, ko noriu labiausiai pasižiūrėti, kaip juda šalyje, kurioje tai yra kaip religija. Tai va taip gavosi, kad nusipirkau bilietus į Tailandą, atsisakau gyti, nes vis tiek buvo irgi kalba pradžiai, kad norėčiau ir atrodo, jam irgi išvažiuoti mėnesiui, tiesiog palikti savo darbus, atrodė sudėtinga tada. Aš sakau, tai gerai, nusipirkau bilietus, tai skrisiu viena. Ir tada tokia baimė aplankė ir džiaugsmas ir baimė ir atsirado ko laukti. Pradžiai, kai atvažiavau į Tailandą, tai buvo labai tas adapcinis laikotarpis toksai varginantis. Kokią, sakyčiau, savaitę pirmą gavosi, kad
tas pietų miegas buvo must tarp treniruočių, nes gavosi, kad per dieną treniruodavausi apie 4 valandas. Tai tu išvažiavai, Evelina, konkrečiai treniruotėms, patobulinti savo įgūdžius treniruotėms. Tai mane domino tik treniruotės, o visa kita buvo kaip pliusas paplūdimiai. Čia buvo bonusas, žinai, dėl to, kad taip sunkiai dirbu. Tai taip, pasisėmiau labai daug patirties, sutikau labai daug žymių kovotojų, dabar irgi žiūrėjau, kaip tik važiuodama vienos iš jų kovo One Championship'e, kaip jinai pasiekė diržą ir galvoju, atsimenu, kaip su ją stovėjau, sparingausi, tai yra nuostabu, žinai, išvažiuoti nais ir pamatyti, kaip kovoja stipriausi pasaulio kovotojai, kovotojos ir kad moteris nėra kažkokia retenybė šitam sportui, ten yra ant tiek įprasta būti moterim kovoti, niekas nežiūrės tave kažkaip keistai. Tai o grįžtant prie pasaulio čempionatą, tai šitą dalyką laukiau labai, labai ilgai, sakyčiau, visus metus ir truko pasiruošimas, žinojom, kad tai bus pagrindinės varžybos, visos kitos varžybos yra tik tarp kitko. Ir dar kas pastiprino visą tai, kad mano treneris vyko kartu šį kartą. Tai aš manau, kad tai lėmė, kodėl mes pasiekėme medalį, kad aš nebuvau tik tais su rinktinės komanda, rinktinės treneriu, bet mano treneris buvo visą laiką mano šonėje. Bet jau iš šitas varžybas keliavo Tadas, dabartinis treneris. Taip. Teisingai? Gerai, papasakok, kaip sekėsi, koks jausmas būti antrą kartą, ne? Šį kartą kur vyko? Abu Dabyje. Abu Dabyje. Tai koks įspūdis šiose varžybose? Labai didelis toks vidinis pasididžiavimas savimi, trenerių Lietuvą atvažiuoti į tokią tolimą šalį ir atstovauti savo šalį. Tai čia, sakyčiau, tas pirmas dalykas motyvuojantis labai buvo, žinai, kad jaučiausi, kad esu verta čia būti, man tas labai patinka ir aš galvoju, tai vienas iš siekių buvo. Ir pirminis siekis buvo pasaulio čempionate, kai važiavau į Portugaliją, tai grindai taip ir jaučiausi, kad važiuoju apsižiūrėti, neįsivaizduoju, kas tai yra. Man labai patinka kovoti, bet aš nesu čia buvusi, o dabar aš jau buvau apsižiūrėjusi ir dabar aš jau važiuoju su mintimis, su manifestacija, kad aš lipsiu ant pakilos, žinai, ir galvoju, matydavau tai tikrai įdama miegoti, kai jau tas pasirašymas buvo toksai, žinai, labai sunkus, kai jau nebesinori nei kalbėti nuo to viso pervargimo ir kai atrodo tvarkausi ir viduje su tuo visu spaudimu, kurį pati savo ir kuriu iš tiesų, kad tai labai didelis eventas bus ir kad turiu tą padaryti. Jau kai nuvažiavau tenais, jau supratau, kad jau yra viskas padaryta, ką galėjau, jau daugiau dabar nebepridėsiu, dabar belieka tik tais to mėgautis ir parodyti pasauliui, kad Lietuva turi stiprių kovotojų. Visų pirma, tai ačiū, Evelina. Ačiū, kad atstovauji mus, Lietuvos vardą parodai ir ačiū už moterų vardą ten. Bet kaip tu susitvarkei su tuo stresu? Aš įsivaizduoju, kad stovėti svetimoje šalyje, tokiam renginyje, tokiam čempionate ir suprasti, kad aš atstovauju Lietuvą. Čia dabar. Kai pasiruošiau, tai pasiruošiau. Kinkos greičiausiai dreba. Kaip susitvarkiai su visu tuo stresu? Aha, matai, iš vienos pusės tai kad važiuodami pasaulio čempionatą, taip turi būti pirmas numeris Lietuvoje, tai laimėti Lietuvos čempionatą, bet Bet čia nieko tokio, vat Lietuvoje pirma. Ir tą galima tikrintis ar pasaulį kažko verta. Tai, žinai, visą tai rėmėsi, gal sakyčiau, į tai, kad jau ir brandos pas mane daugiau su tais metais visgi. Ir atrodo, jau ateina ir suvokimas, kad aš tai darau ne dėl kitų, o darau dėl savęs. Tas pats čempionatas irgi nebuvo, žinai, finansuojamas kažkoks. Mes vykom su treneriu iš savo lėšų, mes vykom tenais kaip komanda. Treneris irgi nėra skridęs į Dubajų, mes važiavom paeksplorinti pasaulio, pasižiūrėti ir duoti į skūrą kitoms valstybėms. Tai mes grinai važiavom pasimėgauti tuo. Ir atrodo, kai nuvažiuoju, nebeliko jau kažkokių, žinai,
lūkesčių net savo didelių labai keliamų. Aš visą laiką galvodavau apie pasiruošimą, kurį turėjau, įdėjau viską, ką galėjau ir dabar aš pamatysiu pati savo lygį. Aš nepervertinu ten savęs, žinai, nenešioju savęs ant kažkokio tais pjedestalą nestatau ir manau, kad esu savikritiška ir dabar galvoju, galiu ar ne? Galiu, šiaip matau, kad galiu ant tos pakilos lipti. Ir įdomu, labai toksai įvedė, nežinau, sakyčiau, ir ta motivacija. Padariau visą, ką galėjau ir pažiūrėkim, ar tai kažkur veda ar ne, ar reikia dar grįžti, dar padirbėti, kad visgi užlipčiau, nes tikslas tai yra vienas. Pasiekite šį kartą ar kitą kartą, bet aš noriu lipti ant tos pakilos ir įrėžti mūsų tą vėliavą, žinai, pašalinti kažkuria kitą valstybę, nes dažniausiai sukasi tos pačios šalis ir taip iš niekur gavosi, kad ir šoviau iš dugno, iš savo reitingo, ten 32 vietos iš outsiderių į 20-ką, dabar esu 13. Kiek kovų turėjai? Turėjau 3 kovas kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną po kovą. Aha. Ir kai pirmą kovą įveikiai, koks buvo jausmas? Tai kovau prieš Amerikos atstovę. Tai irgi atrodo, Amerika, kokia didžia valstybė ir tas jaudulys, kurio reikia susitvarkyti, tai vis tiek yra, žinai, didžiausia kova su savimi. Ar dabar aš įsigasiu, kad kita šalis didesnė, turtingesnė, greičiausiai su rėmimais ir su viskuo atvežė savo kovotoją čia pilną paruoštą. Ar aš pasitikėsiu tuo keliu, kuriuo ėjome mes, su treneriu, su visa komanda ir nepamesiu to tikėjimo savimi. Tai taip ir buvo, kad, žinai, svarbiausia, dar kad nepridėčiau to išgąsčio, kad nepadidinčiau kažkokio, kad neįsivaryčiau baimės, tiksliau gal. Tai nieko nežiūrėjau apie varžovę, palikau treneriui šitą, kad jis išanalizuotų. Aš matau tik tai vardą pavardę, netikrinsiu nieko, išeisiu kovoti būtent taip, kaip jis man patarinės, kad jis mane valdytų tarsi su pulteliu tenais, kokias spragas mato, kokias mano stipresias vietas mato. Ir tai davė rezultatą. Tik tais po to jau, kai išėjau, išgirdau, kad ir ta kovotoja turi ten labai aukštoj tokiai lygoj diržą muitai pasiemusi šiais metais ką tik. Ir atrodo, tai yra, žinai, visi tie dalykai, kurie galėjo kišti koją, aš jau nieko nežinodama, kaip kovotoja atidavusi viską prieš kitą kovotoją, kuri irgi turi tą patį tikslą ir dabar laimės ta, kuri geriau gaudosi šitose taisyklėse, šitame sporte. Pirma kova įveikta. Jausmas nerealus turėjo būti tuo metu. Taip. Kita diena. Aš žinau, kad jeigu šitą laimėjau kovą, kad kitą dieną kovosi dėl medalio jau. Jau dabar ir dar juokingas dalykas, aš galvojau, kai apie visą tą reitingą, nes aš jau esu turėjusi prieš tai vako dar varžybų, turėjau 2 vako taures ir jau kaip ir tas pagrindinės kovotojas didžiausius vardus jau žinojau iš matymų ir galvoju, yra viena kovotojas, kuria dar nekovojau, Suomijos atstovė ir galvoju, jinai juda taip techniškai, taip gražiai ir aš jaučiu tokį norą, kad prieš vykstant dar į čempionatą galvoju, jaučiu su Kris Burtai su jie pakovoti, kaip norėčiau, kad su jie pakovoti ir tada jau gavosi, kad jinai stovi man skersai kelio iki medalio. Ir gavosi, kad aš turėjau kovą, jinai, kadangi reitingai yra aukščiau, jinai 4, tai jinai gavo... Atsiprašau, jinai 4, tu 32. Taip. Taip. Tai jinai gavo progą pirmam rate nedalyvauti tiesiog, nes tie kovotojai, kurie, sakykime, nereitinguoti, jie kaunasi daugiau, turi daugiau kovų iki medalio, negu tie, kurie reitinguoti. Nes jie jau skaitosi kaip ir kažkada įrodė savo gebėjimus ir jiems medalis yra arčiau, sakykime taip. Jei iki medalio buvo 1 kova, man 2. Tai ir galvoju, aš su tokiu jauduliu laukiau tos kovos, nes aš iš tikrųjų norėjau su ją sukovoti ir pažiūrėti. Va čia iš tos pusės, kur jeigu jinai laimės, nes jinai žiauriai gera kovotoja, man labai patinka, kaip jinai juda, bet aš galvoju, mūsų stiliai šiek tiek panašus, va čia bus geras dabar. Tai ir buvo taip, kad labai apylygiai ėjom, labai šiaip iš tikrųjų faina varžovė, pagarbi tokia, pasišnekėjom po to. Tai ir buvo, kad tik paskutinio raundo gale, ten kai liko gal 20 sekundžių, aš jau persisvėriau kovą į savo pusę ir man tada reikėjo tik tais nebesusimauti, žinai, palaikyti tos taškus savo pusėje, neužmigti nelaiku, nesustoti anksčiau laiko, žinai, kovoti iki paskutinės sekundės ir tai užtikrino tą medalį. Man labai patiko tavo žodžiai. Nesustot, kovoti iki paskutinės sekundės. Kol nėra kova baigta, tol jinai nėra baigta. Ir pamatei, kad žmogus
moteris kovotoja, su kuria norėjai kovoti, nes tau labai patiko jos technika, galiausiai tu prieš ją nugalėjai. Koks čia jausmas? Oi, tai čia, žinai, čia ir susidėjo ir tai, kad gali laimėti prieš tą kovotoją, kurią žavėjausi. Ir jau tas medalis, tas istorinis Lietuvos moters pirmas medalis tokio lygio varžybose jau pas mus yra. Tai jau atrodo tikrai jau, tada jau vaikščiau labai laiminga, žinai. Nežinau, kada tokia laiminga buvau, atrodo. Nes mes padarėm daugiau turbūt, neigu galėjom net įsivaizduoti, žinai. Jo, tai labai smagu pasiekti tą užsibrėžtą tikslą, žinai. Aš tai žinau, kad lipsim pakilos ir galvoju, oh my god, dabar jau lipsi, dabar jau reikia įsiaiškinti, kaip ir tikslas pasiektas, dabar įsiaiškinkim spalvą, ar tai bus bronzas, sidabras ar auksas. Bet šiaip atrodo, jau, žinai, jaučiau labai didelį pasididžiavimą savimi, kad tai padariau. Man atrodo, kad bet kuris žmogus tavo vietoj, čia jau yra ta pergalė. Čia jau yra ta pergalė, ypatingai, kai yra kovotoja, apie kurią domėjasi prieš tai. Ir galiausiai laukia tavęs trečia kova. Mhm. Ir kaip ten trečia kova, nes irgi girdėjau, kad jinai buvo visai įdomi. Įdomi labai kova. Baigėsi lygiosiamis, ko būti negali. Greičiausiai tai lėmė tai, kad vienas teisėjas primigo, nes jie turi iki paskutinės sekundės jau būti nusprendę. Tokių dalykų kaip lygiųjų būti negali. Žiūrim į ekranus ir lygiosios dega. Ir dabar viskas. Tarsi tuoj kažkas kažką nuspręs arba pasakys, kodėl taip yra. Ir užsidegė kitoj pusėje taškas papildomas. Pas varžovę pusėje užsidegė papildomas taškas. Po kovos. Aha. Tai buvo labai didelis toks trenerio pasipiktinimas, jisai tenais, nežinau, ką tenais metė, aš sakau, kad jis laužė kėdę, man atrodo, pirštinės gal metė tenais į žemę, ant kiek buvo tuo sprendimu nusivylęs, bet aš galvoju, mano pačios reakcija buvo tada, aš taip grįžau į kampą ir treneris nuiminėjo viską ir aišku, bamba, žinai, ir aš jau noriu raminti, nes jau viskas, mes nieko nebepakeisim, bet labai fainai. Aš supratau tai, kad aš turėjau progą kovoti dėl dar aukštesnio medalio, mes jau padarėm labai daug, turėjom progą ir dabar jau mes šitą nulemti negalėjome, ne? Tai ten, kaip ir galėjau, žinai, visą laiką yra tų minčių, o jeigu dar vienas smūgis koks įtaiklesnis, gal būtų man uždėta tašką. Dabar kodėl uždėjo ten varžovai? Dėl to, kad jinai reitingė antra, aš 32, ar jinai tikrai geriau atrodė. Čia jau toksai dalykas, žinai, kur mane pasverti, bet pamatyti tą rezultatą, kad lygiosios ir tą pralaimėjau, buvo toksai nusivylimas, bet to pačiu ir labai didelis dėkingumas, kad aš kovoju su stipriausiamis. Tu kovoji su stipriausiamis ir iki paskutinės sekundės esat lygiosios. Evelina, čia man atrodo jau yra didžiulis laimėjimas. Čia yra jau didžiulis laimėjimas. Dar paminėjai tokį žodį, kokius 3 kartus girdėjau per mūsų pokalbį, manifestavau. Papasakok, kaip tavo psichologija veikia prieš pasiruošiant kovom, nes vienas dalykas mes jau kalbėjome, kad tu ruoši save fiziškai ir per skirtingas varžybas tu supratai, kad fiziškai pasiruošti kalba eina apie skirtingus dalykus, ar ne? Tai yra ir tavo miegas, tai yra ir tavo mityba, ir masažai atpalaiduoti raumenį, ir techniką tobulinti, ar ne? Viena pusė. Ir antra pusė yra psichologiškai ruoštis. Pas tave girdžiu žodį manifestacija, galbūt dar, kokiais būdais dar psichologiškai ruoši save kovoms, pergalėms, tiksliau. Būna, žinai, visko tikrai ir tų breakdownų, kai susideda viskas, sakykime, asmeninis gyvenimas, mokykla ta pati, treniruotės, kažkokie pasiruošimai, mikrotraumas ir atrodo, kad tikrai yra buvę, žinai, taip, kad jau jaučiu, kad pati nebepatempsiu, tai tokiu atveju, kai jaučiu, kad per sunku, tai kreipiuosi į psichologę, aišku, pagalbos, tada atlankau gerą kursą, kol pajaučiu, kad jau nebeturiu kuris laikas ką labai pasakyti, tiesiog ateinam pasikalbėti kaip draugės, tai tada suprantu, kad gerai, man jau dabar gerai, jau galiu susitvarkyti pati, nes kaip ir turiu tam įrankius. Tai tokių sugrįžimų buvę turbūt pas psichologę 2 arba 3 po kokius pusę metų, kai ateinu palankyti tam, kad man padėtų specialistė susidėlioti viską, prioritetus išsiryškinti savo, nes atrodo, visur noriu būti gera, visur noriu spėti, bet tada jaučiu, kad nebepavežu
ir degu ir žinau, kad tas degimas persiduos į mano nepasitikėjimą tikriausiai kovose. Tai kadangi negaliu savo to leisti, ieškau pagalbos, kol dar nesudegiau, stengiuosi tai padaryti. O šiaip prieš pačią kovą, tai jau kai kova artėja, pradedu klausytis manifestacijų netgi, kur, žinai, yra kartojami žodžiai, kad aš stiprus, aš pasiruošęs, ten tarkim angliškai ir gali jas atkartoti kaip ir, arba gali atkartoti mintise. Aha, tiesiog pasijungiu, žinai, kai iš ryto ruošiuosi, ten tarkim, į darbą paprastai, tyloje arba su kokiu podcastu, tai tada ruošiuosi kurį laiką su tą mantrą, kaip ir sakai. Man kažkas iš šalies kartoja, kad tą pačią iš tikrųjų turiu ten 10 gal minučių manifestaciją ir ją taip replyinu, žinai, šukuojasi savo ir pasileidžiu, žinai, I'm focused, ten ir taip toliau, žinai, ir tau. Tai yra dalykai, kuo save verbuoju paskutiniuoju metu likus iki kovų. O prieš pat kovą, skaičiau, yra 2 stadijos. Arba jaučiu tą tokį jauduliuką, kurį reikia šiek tiek nuimti, tai tada, žinai, jau norisi pradėti daryti apšilimą, kažkaip biškai prasukinėti, žinai, tą kūną nusipurtyti, kaip sako, tą įtampą paleisti. Tai tada renkuosi tokią ramesnę, įkvepiančią muziką, ten, sakykime, nežinau, kokią klasiką, Queensus, arba irgi kažkokią manifestaciją dar pasiklausau tokią, kuri arba įsijungiu kvėpavimą pasidaryti. Labai geras tas yra 4 sekundžių, ne, įkvėpti. 4 užlaikyti. 4 užlaikyti, išpūsti, 4 užlaikyti. Tai vat pradedu save susirinkinėti, grįžti į savo vidų ir priminti savo pala, tu čia ne šiaip esi, viskas gerai, kontrolė mano rankose. O jeigu jaučiuosi, kad kaip tik labai rami esu prieš kovą, tai irgi negeras jausmas, nes mano viena didžiausių baimių turbūt yra kovojant, kad išeisiu ir nuvilsiu save, nes nekovosiu. O jeigu aš išeisiu ir mano psichologinė suveiks taip, kad aš lauksiu to momento, nuskambės gongas, kova baigėsi, aš pralaimėjau ir neparodžiau nei pusę tai, kiek galiu. Tai atrodo, tada irgi norisi stotis kažkaip ir jau tada reikia motyvacinės muzikos man, kad pasikurčiau tą vidinį žvėrį, biškai supykčiau ant savęs, aišku, labiausiai, kad taip, kelkis, daryk, reikės kovotojus, baig čia filmuoti. Aš atsimenu, kai pirmoji klasė, man buvo 7 metai ir aš lankiau dziudo ir tėtis mus ruošė ir nuvedė į pirmas varžybas, aš net taisyklių nežinojau. Ir aš taip stoviu ir jis mane ruošia, turbūt berniuko norėjo, nežinau. Jis ruošia, o aš šypsausi, nes po šiai dieną, jeigu aš stresuoju, aš šypsausi. Jisai, nesišypsok, tu kovoji, nesišypsok. Iki šiandien atsimenu. Tai dabar tu sakai, kad tu su savim turi tą pokalbį. Pabudinam tą vidinį žvėrį, baigėsi mergaitė šypsenos. Įsikovot, žinai, baig čia šypsotis, girdai kaip ir tau. Tai vis dėlto ir fizinis, ir psichologinis pasiruošimas svarbus, ar ne? Taip, žinau. Ir galiausiai sukovoji tas 3 kovas, parnešė mums bronzos medalį, už kurį, man atrodo, visas klubas, mačiau visam Instagram'e, visas klubas šėlo, ar ne, kad parvežė šitą medalį. O kaip ar Lietuva šėlo? Jų vertino tave? Jau žinai, link kur einu, bet negaliu praleisti, nepykit, negaliu praleisti. Lietuva. Lietuva mane įvertina, aš sakyčiau, labai džiaugiuosi, kad esu pakviesta į 2 podcastą. Čia tikrai yra man irgi didelis vertinimas. Džiaugiuosi, kad parašė žurnale Žmonės Mantas Stankevičius. Čia taip pat man labai didelis vertinimas, nes, žinai, tai suteikė progą tą žurnalą nuvežti mamai ir, žinai, pasakyti, žiūrėk, skaitydavom jį anksčiau. Žinai, ir aš ten atsigersiu gal. Matot, kokią sportininkę užauginat mamą, kuri parvežė Lietuvai istorinį medalį, kuri įkvėpė merginas jaustis saugiai, ruoštis. Viena iš jų dabar kalbina Evelina. Tai ačiū mamai. Aha. Galim ir šitą temą šiek tiek pakalbėti apie mamą. Prašau. Gerai. Tai sakyčiau, šitas mama įkvėpė man irgi judėti tada, kai, žinai, kai norėjau sustoti, kai buvau toj kryžkelėje ir noriu būti
MMA kovotoja, kur mane stumė, nes jeigu aš grįžtu į klubą ir sakau, kad man nepatiko varžybose visiškai, aš negaliu parodyti tai, ką galiu geriausiai. Ir jaučiu vis tiek spaudimą dalyvauti MMA varžybose, aš vienu metu atsitraukiu nuo sporto, kaip tik buvo karantinas, salės užsidarė ir aš tada galvojau, okei, dabar yra tas žingsnis, kur aš jau kaip ir noriu kovoti, bet kaip ir man galimybės kovoti, tai kaip aš noriu klube nesuteikia ir atrodo, žinai, gerai, tai gal dabar tiesiog padirbsiu paprastai, studijuoju, pabaigsiu studijas, eisiu kažkur dirbti ir tiesiog jau nebebūsiu tą kovoti. Ir tais metais 20-ais mama susirgo. Susirgo? Ja ištiko insultas. Ir šitoj vietoj, žinai, aš pažiūrėjau visą tai iš šalies, kad, žinai, judėjimo džiaugsmo jinai jau nebeturi, o aš turiu ir ką aš darau su savo gyvenimu, žinai, ko aš noriu iš tikro. Taip ir supratau, kad turiu kažką keisti, kad tam klube aš savęs nerealizuoju, bet kickboksas man yra ta, jaučiu tą ugnelę, tai darydama, žinai, ir ašgi kovotoja. Kodėl aš dabar leidžiu tai, žinai, trenerio noram, kurie nestampa su mano noru baigti mano karjerą. Aš galiu pabandyti dar kitaip, dar galiu pakeisti, žinai, dar vieną kartą klubą, eiti pas tą trenerį, kuriuo žaviuosi, matydama, kaip jisai ruošia savo kovotojus, nes tiek susitinkam bendrai turnyruose, arba tai, kaip jisai teisėjauja kovo, mes esam turėję kažkokių pokalbių ir pagalvoju, kad suteiksiu, žinai, savo dar vieną progą, pabandysiu pasportuoti pas jį. Tai va, tai taip su Tadu esame jau 6 metus ir jaučiuosi, žinai, atradusi vietą, kurioje galiu siekti tų aukštumų. Jeigu dabar su mumis yra jaunas sportininkas arba tas, kur dar tik tai galvoja, aš taip norėčiau, bet nepradėjau, kai man buvo 6 metai, aš taip norėčiau, bet kartais paabejoju. Kokie būtų tavo patarimai jaunam sportininkui, kuris nori pasiekti aukštų rezultatų? Iš to, kai išmokai per traumas, per čempionatus, per skirtingus klubus, skirtingas komandas, kokie būtų tavo patarimai? Tai reikės daug treniruotis, tikrai tam nusiteik, sakyčiau. Visą treniruotę reikėtų atidirbti iš širdies ir taip kiekvieną dieną, o negali sau leisti tai, kad sunku, pavargau, nenoriu šiandien, ar gal padarysiu tai rytoj, arba šiandien, žinai, turiu susitikimą su draugais ir nueisiu treniruoti rytoj, tai tokių dalykų būti negali, jeigu sieki aukščiausio tikslo, jeigu darai tai dėl savęs, tai viskas gerai, bet jeigu nori varžybose žibėti ir kuo greičiau to pasiekti, kilti, kaip sakoma, aukštai ir greitai, tai sportas turi būti pirmoje vietoje. Ir į sportą eina ne tik treniruotės, bet tai turi būti ir miego režimas tinkamas. Negali sportininkai miegoti 2-3 nakties ir keltis vėl, nes tas miego trūkumas turės įtakos ir atsistatymui, ko pasiekoje raiščiai, sausgyslės, pertempiami, kaulai lūžta ir visa kita. Maistas labai svarbus yra. Ką reiškia svarbus maistas? Nevalgyti beleko, bandelė nėra pusryčiai. Reikia atsižvelgti tai, kad maiste būtų pakankamai baltymų, vartoti skysčių pakankamai, nesilaikyti kvailų dietų, norint ypač merginą būnant sulieknėti paauglystėje, tai ten aš pati visko išbandžiau, kai sakai, iš patirties, tai ne, visą tai ateis su laiku, su sveiku požiūriu į maistą, o ne su drastiškais kažkokiais tais sprendimais. Tai va, miegas, vidinė motyvacija, išsiaiškinti, dėl ko tai darai, ar tau tikrai reikia dėl savęs, ar kažkam nori kažką įrodyti. Nes jeigu darysi, kad kažkam įrodytum, tai labai greitai išseks noras tai daryti, nes atsitrenksi į tą pačią, žinai, kryžkelę, kam visą tai ir kas aš esu. Kas tavo pagrindinė motyvacija stoti į ringą? Adrenalinas, kaip ir sakė, aš kaip pagalvoju, nuo pat mažens buvo visi sportai, kuriuos užsimdavau net ir kieme, jie buvo tokie
labai pavojingi, kur grįžtų nudaužytais keliai, žinai, ten, sakyčiau, žaidom viską, futbolą, kvadratą ir iki tokių traumų, kol jau kruvina grįžtų namo ir močiutė vėl duodavo velnių, žinai, kad baig, žodžiu, baig, taip, žinai, kiekvieną dieną dar nesugijo keliai. 100%. Vėl aš varau, žinai, tai būdavo irgi ten visokių lenktynių su redučiais, visa nubalnota grįžtų, žinai, ir sekančią dieną vėl į kiemą, smagiausia veikla. Tai aš galvoju, kad man visą laiką patiko tie sportai, kurie yra tokie rizikingi, bet kai padarai tą, sakykime, triuką, jeigu kalbant kiemę, ten su kokiais redučiais suktuką, tas jausmas, kad geras, tiesiog atrodo nušvinta siela džiaugiasi. Tai va taip. Tai atkovoti, sukovoti, laimėti ir po to pasižiūrėti į kelią pačiai, kur pradėjau ir kur esu dabar, man kelia tą patį. O, geras, kietai, kietai. Iš tavo šito pomėgio adrenalinui turiu vieną klausimą. Kaip tau atrodo? Ar tiesa, kad meiliai ir kare, ar ne, jokios taisyklės nesvarbu, tik eini į tą ringą, ar pas tave irgi yra, kad jokios taisyklės nesvarbu, svarbu man laimėti? Ne, negali tai būti, žinai, vis tiek turi išlikti pagarba varžoviai, pagarba to labiau savo šaliai, sporto šakai, kickboxas labai kuria disciplinuotus žmonės, sakyčiau, formuoja disciplinuotus žmonės, nes kai išlipsi iš ringo, tu vis tiek būsi, žinai, žmogus ir kaip tu tenais pasirodysi ringe, tai irgi apie tave daug ką pasako, žinai, ar tu sieki visko fair play, ar eini nelegaliais būdais, žinai, kur nematys, kažkur neleisna veiksmą padaryti, nes visą laiką gali siekti sužaloti neleisnais veiksmais ir po to sakyti, kad taip gavosi, aš netyčia. Tai aš už tą švarų žaidimą ir taisyklės yra, tik tais aišku, kad rankom tenais, kaip sakoma, neplojam išėjusios draugiškai, žinai, prieš kovą, draugysčių nėra, po kovos aš manau, kad varžovai turi būti tikrai ne priešai. Ar sekasi išlaikyti šitą sportą, tą pagarbą vieni kitiems, ar vis dėlto esi susidūrus, kad yra ir tų nešvarių žaidimų? Ir tų nešvarių žaidimų, kai dar MMA kovojau, yra buvę, kad buvom parterį ant žemės ir varžovai buvo ant manęs ir teisėjas tai vienoj pusėje buvo, jinai taip užgulė mane ir taip pakišo ranką po plaukais ir jaučiu, kad jinai man plešia plaukus. Prie to pačio ne tik, kad jinai užėmusi poziciją, bet kadangi neprieina iki to veiksmo galutinio, jinai kankino iš galo ir raudama plaukus. Tai iš toj vietoje jau sukilo toks moteriškas, kaip apsivertė viskas atbulai ir kai teisėjas buvo man už nugaros, aš irgi jai gerai užkasau struktelėjau ir galvojau. Neatsukai ant pasruosto. Ne, galim žaisti ir šitaip, nes čia už plaukų pasitęsimas, tai nesutrumuos ne vienos galutinai, bet tai yra, žinai, parodai, kaip žaidė. Kaip ėjo, į kokį kontaktą ėjo su manimi, aš galiu atsakyti taip pat, bet ne, aš taip pradėjau, žinai, sakykim taip. Tai, bet šiaip labai smagu yra, žinai, su varžovėm iš kitų šalių pasikalbėti, pavyzdžiui, einant ten link pakilos, aš galvoju, kokių nuostabių moterų aš irgi sutinku, mane įkvepiančių, tų, kurios stovi šalia, tų, kurios lipa, žinai, ant pakilos, tai vat, kaip ir minėjau, man tai per interviu 2 iš merginų turi vaikučius, vis tiek nepametusios karjeros, tai dar dabar irgi susirašėm su viena kovotoja, kuri man irgi didelis įkvėpimas yra. Aš jas klausiu, kaip pas ją šalyje yra su finansavimu moterų, ar jinai kažką gavo už medalį, ar ne, norėjau, žinai, pasidiskutuoti šiek tiek. Tai atrodo, tas pokalbis įsivystė į tai, koks yra sunkus kaip boksininkės kelias ir mes, žinai, galim dalintis viena su kita šitais savo išgyvenimais. Pavyzdžiui, kaip jai sekasi viską derinti, kaip jinai norėjo mesti kickboksą, kaip jai sekasi derinti visą tai ir dar būti mama prie to pačio. Tai atrodo, sėdžiu ir skaitau ir galvoju, o Dieve, kaip grėbiau širdies, o po 3 savaičių galimai eisim kapotis.
Ir draugiškai pasikalbėjo, čia smagu, kai tavo vaikučiai gražiai auga, o dabar tik čia. Taip, tai ir gaunasi, kad aš žinai atsisveikinu, žinai, see you in the ring. Tai grįžtant, Evelina, prie to jauno sportininko, kuris svajoja apie pakilą, apie medalį, mes kalbėjom, kokius įrankius jam reikėtų susikrauti ir kokius pokalbį nuoširdų su savim turėti. Tai pirmiausia, ar ne, yra fizinis pasiruošimas, kad treniruotėj turi atiduoti save maksimum, kad turi pasiruošti tiek mitybą, tiek miegą, ar ne, vakarėlį iki 4 ryto ir treniruotė 6 ryto nėra geriausias variantas. Ir net tada trečias dalykas būtų motyvacija, išsigryninti, kodėl siekiu to, ko siekiu. Kas dar būtų toks patarimas, kad ir labai paprastas? Tai gal sakyčiau surasti komandą, kurią tu tiki. Nes jeigu apsupi savi žmonėmis, kuriais tu pasitikė, nebijoji jų sprendimais, jie tiki tavimi, tai tada einat visi kartu vienu keliu, nors šitas sportas yra individualus ir kovoti galiausiai ne vienas gali atrodyti taip, bet už nugaros stovi labai stipri komanda, kuri kovoja kartu, kurie jaudinasi kartu einant į ringą. Ir žinai, jeigu pralaimėsi, tai ne viena pralaimėsi visą komandą, visi bus liūdni nusiminę, nes mes klijavom tai kartu. Tai jeigu jauti, kad treneris nėra tas žmogus, kuris tave motyvuoja, palaiko, neįkvepia tavęs, nebijoti keisti. Ir dar, kad jeigu darysi tai ir pradžiai atrodys, kad esi vienas, tai vis tiek, jeigu tai bus lemta, jeigu būsi tam kelyje, kuriam tu būti lemta, komanda atsiras einant kelyje. Prisikabinsi vieną, kitą ir galiausiai iki tikslo eisite kartu. Tai čia taip ir atsirado pas mane. Ir pradžiai buvom tik tais mes su treneriu, po to atletinio rengimo treneris, nuostabus Gytis, kitas Gytis, ne šitas, daug Gyčių gyvenime. Ir visi nuostabus. Masažistas ir psichologė mano, žodžiu, tiesiog galiausiai gaunasi taip, kad aš apsižvalgau ir galvoju, aš viską turiu, kad siekčiau aukštumų, žinai. O anksčiau būčiau tik tais sėdėjus ir galvojus, reikia kažkaip sustiprėti, bet kaip, ir tų atsakymų nebuvo. Evelina, kas toliau? Sporte laukia pasaulio taurė Italijoje, taip pat Vako turnyras, tai skrisime jį kartu su treneriu ir su dar vienu mūsų klubo sportininku Edvinu, tai labai smagu, kad ta komanda Vako iš mūsų klubo didėja, tai aš manau, kad apturėsim puikų laiką, kaip tik išskrisim 5 dienom kovo mėnesį, tikiuosi, kad pavyks vėl lipti ant pakilos. Buvai ne visai įvertinta Lietuvos tarp kitų sportininkų. Galėtum truputėlį pasidalinti? Galiu papasakoti. Tai medalius laimėjo 3 sportininkai Lietuvos atstovai. Tai visi laimėjom bronzos medalius. Tai Ričardas Kulis, Edina Šalkovski ir aš. Visi buvom prizininkai, tik tais yra vienas bet įstatyme. Neolimpinės sporto šakos gauna finansavimą už medalius, įvertinimą ir padėką oficialią, tada, kai svorio kategorija yra nuo 16 varžovų. Pas vaikinus buvo, jeigu gerai pamenu, po 16 varžovų, tai jie tilpo į tą, pas mane buvo 13 varžovų. Nors pagal pirmą registraciją, kai registravomės, tai turėjo būti lygtais ar 15 ar 16 valstybių, bet vėliai, tai bendrai ėmant, greičiausiai silpnesnės šalis gali įsivertino, kad medalių nepasieks ir kad tiesiog sportininkų vežti neapsimoka. Tai kainavo man finansiškai, kad jie taip nusprendė, nes tada gaunasi, kad aš nebetitinku šito įstatymo, aš nebegaliu pretenduoti nei stipendiją, nei į valstybinį pagerbimą, vien dėl to, kad kovotojų iš kitų šalių buvo mažiau, nors kovų skaičių iki medalių turėjom tokį patį kaip ir vaikinai. Tai už juos aš labai džiaugiuosi ir didžiuosi, žinai, kad jie bent jau gavo tą įvertinimą, nes bendrai žiūrint iš kickbokso pusės, vyrams šitoj vietoj šiek tiek lengviau yra, nes sportas tiek yra populiaresnis, vyriškas, sakykim, ir pas juos greičiausiai tos kategorijos atitiks visą laiką reikalavimus. Ir taip pat liūdžiu dėl to, kad
moteris sporte pagal šį įstatymą kenčia ir kenties dar ilgai. Nes įsivaizduok, aš tą pačią dieną savo medalius nuvežiau, čia mano irgi sena tokia svajonė buvo nuvežti jas į sporto muziejų, žinai, nes aš galvoju, kad jau kai tu atsidari muziejuje, jau užsirakini tenais visam laikui, tampi istoriją, žinai, ir aš galvoju, kad jeigu vieną dieną būsiu sportininkė, norėčiau, kad mano medaliai būtų čia. Tai kaip tik vedžiau vaikus savo auklėtinius į tą muziejų ir susitariau su pačiu muziejumi, kad žiūrėk, kad aš turiu namie medalių, man jie šiaip dulka, gal aš juos čia atnešiau, tai labai juos ten noriai priėmė, labai gražus tenduką padarė, taip net kai nuvažiavau ir pasižiūrėjau, tai atrodo labai širdį džiaugiasi, nes dar toksai vienas čekas, tai atrodo važiuoju su tokia pilnatvė vidinė, žinai, namo ir galvoju, kaip fainai. Tai vyko, žinai, tie medaliai dabar bus ten, ateis irgi gal, žinai, iš kažkokių kitų mažesnių miestų kovotojai pasižiūrės ir pamatys, kad kickboksas gali būti pastebėtas, įvertinamas, atsidurti kažkur, žinai, pačiam centre muziejus ir kad to reikia didžiuotis. Ir tada kaip tik pamačiau, kad kiti du kovotojai gavo valstybinės premijas, o aš ne. Ir buvo toksai labai staigus, žinai, emocijų mano pakilimas ir to toksai nusileidimas. Ir važiuoju ir galvoju, kažkaip nesąžininga, žinai, kažkaip jaučiuosi nuskriausta. Parašiau irgi agentūrai, kodėl taip įvyko, nes dėl finansinių paskatų aš suprantu įstatymas, ne? Bet kodėl jie nepakvietė manęs net į patį pagerbimą ir, žinai, ar gėlės brangiai kainuoja, ar šiaip, žinai, bendrai paėmus, nes iš to, kaip vertina kitus kovotojus, sakykime, su mažesniais sportininkus, norėjau pasakyti, su mažesniais kažkokiais įvertinimais, vis tiek matau, kad pasidžiaugia ten ar savivaldybė, ar Lietuva, žinai, yra kažkoks tas sveikinimas, pagerbimas ir parodimas, kad ačiū, tu mums rūpi, ačiū tavo treneriui, jūs darot puikų darbą, žinai, ir tai irgi, kai sportininkai gali pakelti motivaciją. Tai atsakymas buvo iš Nacionalinės sporto agentūros, kad mes kviečiame ir pagerbėme tik tuos sportininkus, kurie gauna premijas. Tai, kad jūs pasiekėt medalį, yra šaunu, bet mes kviestume jūs tik tada, jeigu jūs gautumėt premiją, kadangi premijas negaunat, 2 pasveikinam, 3 už borto, žinai, kur 2 trečias nereikalingas gavosi. Vis dėlto vyrų sportas Evelina lyg už borto. Tai va. Taip ir gavosi. Žingsnelis po žingsnelio, ne, bet tas sportas ir populiarėja ir merginos ateina į tą sportą ne tik tai siekti saugumo, bet ir medalių, ne dėl to, kad seka vienu ar kitų pavyzdžių. Ir ačiū tau, Evelina, kad šiandien esi mūsų pavyzdys. Tikrai ačiū ir kaip savo buvusiai treneriai ir kaip lietuviai. Labai gera paminėti tavo vardą ir pasaulyje keliaujant ir sutinkant kitus sportininkus. Kadangi apie save nieko negaliu pasakyti, sakau, bet aš žinau Eveliną, galiu papasakot. Ne, tai ačiū tau už tavo atvirumą. Pagalvokim, kas mus motyvuoja siekti vieno ar kito tikslo, kai yra ta mano pagrindinė motyvacija. Nebijokim atiduoti tam 110%, neapsaugoti savo kūną nuo perdegimo, kas irgi labai svarbu. Ir kai stovim kryžkeliai, kaip Evelina stovėjo, nebijoti pasirinkti savo svajonės, nebijoti pasirinkti savęs. Tai ačiū tau dar kartą, Evelina. Kartu su Inhale norim tau tokią nedidelę dovanėlę įteikti. Labai fainai, jau matau pažįstamų produktų. Pažįstamų produktų jau matai, jau galėsi pasidžiaugti. Tai tau nedidelis komplektukas atsistatymai, pasimėgavimai. Pasidaryk savo spa dieną, padėkok tam kūnui, kuris tave šitaip neša ar ne, link pasiekimo. Ir dar kartą labai ačiū, kad šiandien turėjom pokalbį kartu. Ačiū labai, Keli. Labai fainai, ačiū. Dar kartą dėkoju laidos rėmėjai Inhale už paruoštą dovanėlę Evelinai, taip pat laidos partneriui Vilnius Acting Studio už galimybę filmuotis šioje studijoje. O visiems, kurie laukia padrąsinimo išmėginti kovos menus, OC Gym kontaktus palieku apačioje. Beje, o kad galėtume augti ir kurti, mums reikia tavo palaikymo. Todėl skirk minutę, paspausk patiktuką, sekti ir iki susiklausimo.
Get